Uždaryti auklę kaip auksaplaukę bokšte - tai irgi viena iš gana populiarių tėvų klaidų, kai apribojama tiek erdvė, kad auklė yra lyg tai vienoje dėžutėje. Ji gali būti tik tai namuose ir visiškai šalia jų. Tarkim, kiemas, smėlio dėžė ir daugiau niekur negalima išeiti. Tokiu atveju jūs apribojate ne tik tai auklės galimybės kažkur tai pavedžioti vaiką, kažką parodyti, bet paties vaiko galimybės labai stipriai apribojate, nes jam nauji įspūdžiai irgi yra reikalingi. Ir tas jausmas, kad tave užrakino, kad tu visą laiką turi būti matomas, kad tavim nepasitikė, iš karto priverčia ieškoti to išgelbėtojo. Tai yra naujos šeimos. Taip kad, pasitikėkit labiau ir šiais laikais yra mobilūs telefonai. Kažkur numaklins, negirdės kurį laiką, jeigu bus prie gatvės. Bet taigi yra sutarti grafikai, kada auklė grįš vaikutį maitinti. Ir tiesiog aptarkite, koks jūsų požiūris į viešą transportą, į kažkokius tai pavažiavimus toliau ar dar kažką. Tai kai kurie tėvai tiesiog tikrai skatina tą išvažiavimą į parkus ir taip toliau, tik tai susitaria taisyklės, kaip bus pranešta ir kur bus auklė, kad jie visą laiką žinotų. Taip su auklė bendrauti bus žymiai paprasčiau.